Šį pavasarį galima vadinti tikru atgimimu Kauno Laisvės alėjai, vėl tampančiai kultūros ir stiliaus centru. Ta proga šiandien lankomės ką tik duris atvėrusioje parduotuvėje Red by Premium, kuri džiugina savo išskirtinumu. Čia dėmesį patraukia ne tik pristatomi mados ženklai, bet ir parduotuvės interjeras. Italijos architektų suprojektuotos erdvės atitinka pasaulinius Nolita ir Patricija Pepe prekių ženklų standartus. Vengdami bet kokios butaforijos imituojančios prabangą, Nolita kompanijos architektai Lietuvos rinkai perduoda naują stiliaus ir mados erdvės koncepciją. Patricija Pepe ženklui tenkanti kita parduotuvės dalis žavi išlaikytų minimalizmu. Išskirtiniu akcentu tampa vietos dailininkų rankomis dekoruotos sienos ir keletas ryškių detalių. Skirtingi interjerai, skirtingos mados filosofijos. Italų mados namų Nolita kuriami drabužiai pabrėžia moters individualumą. Šių metų vasaros kolekcijoje gausu įmantrių raštų ir spalvų. Gėlės, rytietiški ornamentai, geometrinės figūros kuria šiltą vasarišką nuotaiką. Lengvi kūnui malonūs audiniai tarsi kviečia nerūpestingoms atostogoms. Naujovių paieška tai tarsi Nolita ženklo sinonimas, lydintis kiekvieną kolekciją. Savo reklaminėse kompanijose Nolita atskleidžia jautrias visuomeniai socialinės problemas, tokias kaip anoreksija. Kompanijos kredo yra suteikti moterims progą būti madingoms, bet netapti mados vergėmis. Tuo tarpu Patricija Pepe ženklas keria savo moteriškumą išryškinančiais drabužiais. Kompanijos dizaineriai kiekvieną sezoną pateikia visą paletę naujų formų ir siluetų. Tačiau kaskart išlaiko tą akiai nematomą, bet ypatingai jaučiamą itališką lengvabūdišką aistrą ir drąsą. Kolekcijoms būdingas minimalizmas, geras sukirpimas, kokybiški audiniai. Rūbai saikingai puošiami neįmantriomis detalėmis. Šios vasaros kolekcija ypatingai sužavėjo originaliais aksesuarais. Spalvingi vabzdžiai nutupė ir ant rankinių, ir ant basučių. Įspūdingos skaros papuošalai neatskiriama Patricijos Pepe kolekcijų dalis. Parduotuvės erdvės puošia ryškus bei ekscentriški Christian Oettinger ir Ed Hardy kūriniai. Pasaulio garsenybių pamėgti laisvalaikio drabužiai, išsiskiriantis originaliomis aplikacijomis bei meniškais raštais, išties nepalieka abejingų. Džiugu matyti, kad šiuo nelengvu ekonomikai periodu atsiranda spalvingų pranašų, gražių ir madingų vietų puošiančių centrinę miesto gatvę. Atrodo, jog Kauno Laisvės alėja pamažu tampa mados alėja.